Mažasis nėra didelis. Daugiau aptaklap.lt. Labas, aš esu tėtis Simonas Urbanas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevūdarželis.lt, TV3 Play ir tv3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas, jūs žiūrite Tėvai paprastai. Ir šiandien pas mane dar viena nuostabi pora, šeima. Tai Anatolijus Oleinikas, atlikėjas, dainų autorius ir dabar jau galiu pasakyti tėtis. Tikrai taip. Be šito apibūdinimo pas mus į podcastą ir nebūtum patekęs, tai sveikinu. Malonu. Ir Inga Oleinik, tai Anatolijaus žmona, mama. Ir šiaip aš norėčiau, kad tu pristatytum. Nes, kažkaip Anatolijų viskas, ten N metų vis tiek žinai, aš jau šiandien uždainavosi ir viskas, matai, galvoj sukas jo dainos, visi turbūt žino. O Inga gal tokia pilkoji kardinolė, žinai? Turbūt, matai, su pilku švarku siečiu. Iš karto matosi. Tai gal leisiu aš tau pačiai. Man pačiai, nežinau, mes šiaip su Anatolijum praleidžiam 7 dienas per savaitę, 24 valandas. Spėsiu tada. Jo, viską daro. Vadybininkė. Aš neprisiimu tokio vardo. Čia reikėtų gal daugiau įdėti pastangų, o kaip čia, kad būti vadybininkai, tai tada, žinai, reikalavimai labai užkyla, o kada reikalavimai šeimoje užkyla vienas kitam, tada kartais ne vien tik poros santykiai būna, jau prasideda kitokie santykiai. Kada, žinai, norisi pasimti bizūną, galbūt ten greičiau kažką padaryti daugiau, bet ir kad iš to išvengti, tai nesinori imtis to vadybos darbo, gal taip. O šiaip visą kartu daro. Viską. Pasakysim paprastą paslaptį, Anatolijus nevairuoja, aš vairuoju. Tai ir vairuoju. Tai aš 13 metų jau vairuoju kartu su juo visus koncertus. Ir net noro nekyla teisė mane. Kyla. Va čia, laikau jau. Jo? Kelintą kartą. Antrą kartą neišlaikiau, tai va laukite. Bet teoriją jau turi? Turiu. Tai kažkaip. Tai nebijai, kai teisės jau kai gaus? O tai ko čia bijai? Nuvairuoti negausi. Ne, tai yra antra mašina. Ne, kaip tik aš žinau, ką aš veiksiu, kaip tik gal prasidės toks kitas laikotarpis, turėsiu daug laiko. Ir ką veikti, žinai, gal. Aišku, dabar, kai vaikų yra, tai, vaikas yra, tai turbūt tokių klausimų nekyla žmonėm, ką veikti. Taip. Tai va tas. O šiaip tai, nežinau, viską darom kartu tiesiog. Tai ką, net nežinau, kaip čia paaiškinti. Tiesiog labai neįtikėtinas klausimas, nes labai retai manęs kas nors klausia, ką aš veikiu. Kažkaip, tikrai, žinok, labai net pačiai gerą klausimą. Paklausčiau tavęs, tada ką veikia žmona? Viską. Veikia viską, kur nereikia irgi veikia. Kur nereikia ūkio, tai jinai veikia viską. Jinai mato, kad atėjo laikas sienas perdažyti. Jinai mato, kad atėjo, klausyk, gal tau čia dainos naujos jau reikia. Jinai mato, kad aš lėtas. Tai mes labai juokiamės, Jinai man sako, kad aš esu labai lėtas, labai lėtai darau tam tikrus darbus, tai aš žvengiu, kad aš esu kotletas. Su perspektyva būti atletas. Tai va. Aš jau tiesiog tokia porelė, kur labai keista visi, bet visada kartu. Šiais laikais mažai kas daro viską kartu. Vienas su kitu, vienas dėl kito ir net nematom vienas kito kažkaip atskirai. Mes neinam į tos atskirus darbus, ir ten, kai, pavyzdžiui, buvo karantinas, daugam buvo iššūkis sueiti vėl į namus ir būti namuose. Tai mes to iššūkio neturėjom niekada, nes jau visada esam kasdien, kiekvieną dieną, maksimum porą savaičių aš buvau Eurovizijoje, dar ten kažkaip taip, bet šiaip mes visada kiekvieną dieną leidžiam kartu. Tai tokia pašėlė gal. Kitiems keista irgi. Tipo kaip neatsibosta, žinai, nutrintis kažkokia atsiras, kažkokių savo dalykų, reikia kažką išeiti, vien tik vyriško padaryti ir ten, žinai. Tai visi visur gali eiti. Kartais pasiilgti, bet ir veikia, aš šauniai vyrišką kompaniją pasigaunu, kai važiuoju pas Marių į įrašų studiją į Šeduvą, tai ten aš išvažiuoju 3-4 dienom workshopui. Tai vyrai jau būna vyrai, žodžiu. Tai man to laiko kažkaip užtenka, aišku, pasiilgti kažkokiu, nežinau, su berniukais pažaisti pokerį, pirtį, kažką tokio, bet, tai tas gyvenimas dabar visai kitoks. Aš tave labai myliu ir man kiekvieną sekundę su tavimi. Jis mane labai myli ir jam labai smagus. Super. Tai ir viskas. Ir viskas.
meilės davėja, žinai. Labai geras Jaustųsi apibūdinimas, iš saugiai tikrųjų, visąlaik. fantastika. Gerai, žinai, paspartint, kada reikia, apkabint, kada reikia. Taip. Tai labai Iš fain. esmės. Antoliau, tapai pažįstamas, laimėjęs projektą. Ne, ir buvo pas tave tas sužvaigždėjimas atėjęs. Nes visi viską žino ir tu tada jau kažkaip atrodo ant tų laurų. Buvo, bet kažkaip aš nemokėjau juo pasinaudoti, kad jau eini ir jau tu čia ta žvaigždė jautiesi. Man atrodė, kad tai reikia kaip tik prislopinti, prigesinti, nes man vaidenosi, kad eina pro šalį žmonės šnipždasi, kad, ta prasme, po to aš supratau, kad nesivaidena, aš iš tikrųjų girdėjau, kaip jie šnipždasi, bet, ta prasme, šiaip labai pagriovė psichiką ir aš apie metus laiko mokinausi gyventi iš naujo. Tiesiog. Taip. Tiesiog, kai čia plius ateina dar kitos pamokos, kaip aš vadinu, šlovės testas, pinigų testas, kai tu esi super ant bangos, ką tu su tuo darai ir ar tu slėpiesi, ar kaip čia pjauni prieš srovę toliau. Ir po to, kai tai šiek tiek nuslūksa, kai tu jau gali atsipūst, gyventi savo normalų gyvenimą ir tuos pirkinius ne visada parduotuviai skaičiuoja tavo, nužiūrinėja ir visą kitą. Ir jau kai jau norisi to šiek tiek, tai toks, ta scena toks lengvas narkotikas, tu kaip ir maksimumą to kaip ir nenori, bet be jo irgi kažkaip negali gyventi. Tai toks, tai davai parduotuviai taip jau galvą nuleidęs, nes nenori. Aš neidavau į gatvę neįsiplovęs galvos, kai žmonės labai juokdavosi. Aš su to susitvarkiau. Šaunuolis. O ko nenorėtum, bet jeigu visą tai grįžtų, ko nekartotum? Visko. Nes padariau visas klaidas, kurios buvo įmanomas. Turbūt viską padariau priešingai, negu reikėjo tuo metu daryti. Galbūt nebuvo kažkokio gudraus, protingo bendražygio, mentoriaus, kuris sakytų, darom taip, dabar čia leidžiam albumą, dabar to iki Euroviziją ir tikrai laimėsi. Turbūt pirštą būčiau parodęs ir laimėjęs tą Euroviziją Lietuvos, žinai. Bet ne, aš turėjau slėptis, aš laukiau, kol baigsis televizijos sutartis, ten dariau klubinę muziką, ten dėjau savo kūrybą ir pastangas į visai kitą projektą. Mes turėjom tokį South Express projektą. Tai padariau turbūt viską, ko nereikėjo daryti. Dėl to dabar toks gal gudresnis biškės, brandesnis. Dabar pats mentorius gali būti. Taip. Sakiau, vaikų nemokinsi, kol vaikų neturėsi, tai dabar jau ateina tas laikas, nes vis žmonės prašosi laiks nuo laiko. Taip ir gyvenimas ir būna turbūt duota, žinai. Vieni, kaip sakau, palaiminga žvaigždė gimė ir belė ką daro ir jiems atrodo viskas sekasi, žinai, o kiti tiesiog susirenka pamokas iš to gyvenimo. Faktas susirinkė arba kaip čia, viskas turbūt tavo galvoje. Aš mėgstu komplikuoti savo mintis ir gyvenimą, tai turbūt taip sudėtingiau kažkas ir gaunasi. Arba man atrodo turbūt iki šiol, kad neįmanoma pasiekti to piko, kuris buvo tada, arba parašyti geresnės dainos už nežinau kodėl ir visas kitas bus jau žmogui kažkaip ne tokias saldžias, kaip ta legendinė. Ne? Tai tokie vidiniai demonai, bet tu kuri, rašai, darai, gamini klipus, viską tariesi su žmona. Turi jinai akį, jinai turi tokią akį. Mes netgi ruošėmės, mes Vieno kraujo LNK šou, kurį aš laimėjau, tai Inga buvo mano treneris. Aš nedirbau į veidrodį, aš dirbau tiesiai į ją, tai ilgai man reikėjo išmokti ranką normaliai pakelti, išmokti išreikšti, tu atrodo jau kažką darai, o tu sako, nedarai nieko. Tai žodžiu, jinai turi tą meninę uoslę ir tą meninę akį, galėtų būti pilnavertis prodiuseris, bet jinai taip nelabai nori. Tai ta Anatolis labai užsispyręs su juo. Ginčytis jo, nelengva, su savo antrąją pusę ginčytis nelengva. Man svarbiau santykiai. O jo asmeninis reikalas pasirinkti, kiek jisai nori iš to pasimti, tiek kiek jam užtenka, taip, bet, gerai, taip negali, žinai, irgi žmogaus. Jeigu būčiau draugė, pavyzdžiui, kažkokia, tai, gerai paspausčiau, žinai, bet žmona, tu vis tiek nori kažkaip išlaikyti tą ribą, reikėtų, o vadybininkas, arba žmona, arba vadybininkė, taip negali, nes Vieno kraujo labai gerai parodė. Aš turėjau daug ko išmokti. Nes aš tačiau jam visas choreografijas, ten jau sustatydavau su žodžiais, surašydavau, ir tada mes eidavom jau. Visas choreografijas, mes palei tekstą po kiekvieną eilutę rašydavom, kur ką veikiam, kada keliam ranką, kada kreipiam lūpą, ta prasme, ten labai toks fainas. Kai dabar prisimenu į pirmą laidą,
Sakau, tu taip, sakau, nejuokauk, taip eit, sakau, taigi ten ateis žmonės pasirūšinti. Ne, aš ten ateisiu, viskas bus gerai. Sakau, nemanau savo, kad tu ten ateisi ir viskas bus taip gerai. Sakau, manau, kad... Ir vos praslydo, iš tikrųjų, nu, kaip sakau, jinai turi tą akį, jinai turi tą uoslę, jinai nuspėja, kokių klausimų manęs paklaus, žodžiu. Man kartais viskas atrodo ten, kur nereikia per paprastai. Aš norėjau stoti į choreografiją kažkada, kada baigiau universitetą ir taip gausiai, kad neįstojau. Ir man tas viena kroja buvo toks kaip savo kažkokios svajonės realizavimas kaip choreografo, ta prasme, tai man be galo patiko. O Anatolijus iš tikrųjų labai gabus, kada jisai pradeda daryti, nu, jisai daro 100%, pas jį toks, nu, vat, nėra tos tokios pusiekojos, kad viltųsi. Tai jisai gerai minkėsi man ir buvo toks visai labai smagus, bet emocijų tai irgi buvo. Pasiekėm. Aišku, aš paburzlojau. Nepatenkintas buvau. Bet po to aš visada teisi. Jo, bet jinai dabar visada teisi. Jinai iš viso bosas, nevadovauja. Viskas jos rankose. Nu, va, svarbu gerai susitart, va, svarbu žinoti savo vaidmenis. Čia kai moteris jau nebenori, žinai, kad jau būti bosas, tada vyras sako, dabar tu būk bosas. Nu, nes po to ateina, kaip sako, nu, man atsibodo jau būtų. Aš jau norėčiau, kad tu dabar jau būtum bosas. Aš jau norėčiau dabar, nu, tiesiog, va, būti tokia, apie kurią, žinai, ir nebūna pas jūs taip. Nes, pavyzdžiui, aš išėjau tėvystės atostogų su pirmu, antru vaiku ir aš tiesiog taip įpratau toj tėvystės. Tarp tų mamų kažkur einu į būrelius, nu, žinai, tokį vaiko ritme, projektų jau nėra pas mane, žmona darbuose, jai patinka ir po to kažkurio momento atėjo, sako, žinai, aš dabar labai norėčiau taip savo namuose būti, tu gal tiesiog pradėk, kai dirb dabar, imkis ten viską, jau nešk mus ir aš taigi 5 metai čia dabar, kaip pradėti, kur daryti ir kodėl tu iš manęs reikalauji, mes taip, buvom viskas gerai, bet aš sako, dabar sako, aš noriu, nu taigi gal ir tada tu toks pasimetęs ir tada pas mus tokie atsirado, žinai, ir kaip, ir tada po biškį, ir tada, nu tai dabar, pavyzdžiui, paskolą ant tavęs perrašam, kad tu jau turėtum tenai, žinai, ieškoti dalykų, jo. Nu ir va po biškį mes, bet realiai 4 metus mes tai darom, kad aš po truputį va keičiuos, nes realiai aš tiesiog įpratau. Pas mus nėra tokio, kad va, tu turi tą daryti, o tu turi aną daryti. Pas mus mes kažkaip tiesiog viską darom kartu, dėl to vat, lengva juokauti, kad Anatolijus bosas, nes, nu, taip, kad aš bosas, nes Anatolijus iš tikrųjų yra bosas, bet net neapsiverčia liežuvis neurolingvistiškai. Dėl to lengva juokauti iš tikrųjų, dėl to, nes iš tikrųjų Tolikas pas mus viską laiką mėgsta, bet tai va. Auginant vaikus dažnai susidurėme su iššūkiu, kaip suprasti mažųjų pasaulį. Kviečiame užsukti į aptaklap.lt ir sužinoti apie kūdikių ir mažų vaikų poreikius, mitybą ir sveikatą. Čia patyrę ekspertai dalinasi įžvalgomis, patarimais ir atsako į visus rūpimus tėvų klausimus. Visa tai tam, kad jūsų kelionė tėvystėje būtų lengvesnė ir prasmingesnė. Ši kampanija skirta tam, kad visuomenė ir specialistai atkreiptų dėmesį į 1-3 metų vaikų mitybos svarbą, jų sveikatai, vystymuisi ir tinkamų mitybos įpročių formavimui. Kompanijos tikslas padėti tėvams suprasti, kuo mažylio poreikiai skiriasi nuo suaugusiųjų ir kaip užtikrinti, kad vaikai būtų sveiki ir laimingi. O ką, palauk, neseniai atšventė 10 metų santokos, ne? Taip. Šiaip esat kiek jau kartu, kaip be santokos? 13 plus minus. Taip. Nu ir kaip, kur čia įvyko tas viens kito pamatymas? Dzen. Viskas čia yra. Kaip įvyko, kaip pirmą kartą pasimatėt? Kur pirmą kartą? Mes apskritai pradėjom būti kartu labai taip nestandartiškai, šleivai, kitaip nebuvo tų meilės SMS-ų, nebuvo kažkokių pirmų pasimatymų. Vis mes buvom labai senai jau pažįstami. Mes buvom labai geri draugai. Jo, aš užpildžiau anketą už kelias į žvaigždės. Aš buvau atsakinga, kad jis čia išėjo, ta prasme. Draugė buvai tokia. Mes buvom jo draugai. Aš buvau kaip čia ištekėjusi draugė. Tokia istorija čia tokia... Klaidi, paini, bet kaip čia knygą parašytum. Kaip mano draugė viena pasakė, sako, galėjo būti 3 nelaimingi, dabar tik 1. Nu, tokia istorija pas mus. Čia taip nebuvo, taip paprastai, lengvai ir... Bet skyrybos neįvyko dėl Anatolijaus? Iš tikrųjų tai taip. Iš tikrųjų tai taip. Nu, mus nunešė. Nu, aš išėjau visiškai, pas Anatolijus susidėjau šmutkės, kaip čia pavadinti. Mes pradėjom draugauti tada, kai aš pernešiau jos komodą namo pas save. Ir tada prasidėjo skyrybų procesas. Nu, tai visiškai dėl Anatolijos aš kitaip ne. Pametė į galvą. Iš esmės tai taip visiškai. O kaip, pavyzdžiui, būna draugai, ne? Nu, atrodo nieko nėra.
Ir tada kaip įvyksta, kad paima tą draugystę Mes su Anatolijum taip gavosi, kad Anatolis, nes kai aš užpildžiau tą anketą, Anatolis laimėjo ten visą kitą ir pas Anatolijų toks kaip prasidėjo visai kitas gyvenimo etapas. Ir mes pradėjom ir mažiau matytis, nes pas jį vis tiek labai viskas keitėsi, iš esmės ir draugai ir ten taip toliau ir panašiai. Ir jau vieną momentą aš pagalvojau, kad čia jau tas draugas, kur, vis tiek būna žmonės ateina ir išeina iš tavo gyvenimo, galvoju, čia jau reikia jį braukti. Jau jisai viskas eina gyventi savo gyvenimą ir čia kaip ir normalu. Ir aš jau galvoju, kad jį reikia iš viso išbraukti iš draugų, nes mes tiesiog per mažai bendraujam. Ir vieną dieną jisai man skambina ir sako, Inga, darom vaikų stovyklą Druskininkuose. Ir sakau, su tavim vaikų stovyklą Druskininkuose, gal išpratėjai. Ir ne visi mane įkalbėjo daryti, nes aš buvau renginių organizatorius, darydavau tuo metu visokias vestuvės, ten visus renginius. Ir jis į mane kreipėsi, kaip į organizatorių. Ir aš galvoju, ką aš su juo organizuosiu, bet esmė yra tame, kad atsitiko, ta magija ten ir atsitiko. Nes tu būna, kad tu būdavo taip, tu pažiūri į žmogų ir tu supranti, kad tau nereikia nieko sakyti. Jis atrodo skaito tavo mintis. Atrodo... Mes galim būti skirtingose scenos galuose, bet jinai pažiūrėdavo į mane, aš pažiūrėdavau į ją ir mes išsibėgiodam skirtingas pusės daryti darbų, nes mes jau supratom vienas kitą. Tu tenai, kad neši instrumentus, o tu pastatysi mikrofonus. Žodžiu, ta prasme, mes labai šauniai susidirbom, aš išlaikiau egzaminą. Nes aš nepasitikėjau, kad jis bus toks patikimas. Aš buvau labai patikimas. Vienu žodžiu, ir tas jausmas, tas ir buvo jausmas, tas bendrumo jausmas, tu tokio niekad nebuvau patyręs. Ar tu nejautėjai savo santykiuose tuose? Tokio ne. Aš tuo metu iš viso buvau įsitikinus, kad aš gyvenime tikrai čia yra mano žmogus ir aš visą gyvenimą su juo nugyvensiu. Kas nors man būtų tiesiam, pavyzdžiui, prieš metus pasakęs, tu būsi Anatolijos žmona, aš būčiau taip juokusis. Greičiau ateiviai nusileistų. Jo, greičiau ateiviai nusileistų. Tu pažinojai? Buvo draugas? Taip, jo, tai ta prasme, čia... O dabar bent... Mes persikraustėm per 2 namus. Vieni gyveno čia, buvo namas ir mano namas. Kaimynai. Jos buvęs vyras, nekilnojamo turto agentas, jis pardavė mano tą sklypą sodė. Mes buvom pakankamai pažįsti, aš pas ją leisdavau, iš konservatorijos grįždavau, tai aš nevarydavau net pas tėvus, aš varydavau pas Ingą ir ten vakarėliai, nakvynės, mes ten nuolatos leisdavom laiką kartu. Tai buvo normalu. Tiesiog jo. Ta prasme, tikrai, jinai buvo labai gera draugė, jinai labai gerai žinojo, ką man reikia atrašyti panelėm, su kuriuom aš internetu susirašinėjau. Ten vieną žinutę parašai, pliaukšt viskas, kitą dieną jau susitinkė. Aš įveždavau į pasimatymus. Taip, mes tikrai buvom draugeliai. Pasakęs, kad čia tu tavo žmogus, tai čia, tiesiog, kai tu veži į pasimatymą, tu negalvoji apie tokius dalykus. Tiesiog. Dirbom kartu, dirbom ir taip gavosi, kad, pradėjom viens kitam rūpėti. Jo, ir tiesiog. Ir gerai, o jeigu taip, tas pirmas, kažkas pasiūlė draugauti, buvo čia toks dalykas, draugaukim ar kažkaip, žinai, kaip... Jau vis tiek jūs buvot brandesni, ne? Toks momentas, kada jis eina į pasimatymą ir aš pradžiu pradedu suprasti, kad man nerealiai nepatinka. Aš pradedu suprasti, kad man nepatinka. Jis kalbėdavo apie savo vyrą ir aš irgi supratau, kad gal nepasakot. Dabar man atsitiko. Mes pradėjom pamatyti, kad mums rūpi dalykai, kurie neprivalo mums rūpėti. Suširpau, nes tikrai... Tikrai, tu labai skaudu. Pasimetėm netgi. Kas čia vyksta? Jo, labai keista. Paskui atėjo Anatolijos mokytojas, kuris įmokino nuo 5 metų ir sako Anatolijai, žinai, sako, jeigu tu ir būsi su kom nors laimingas, tai kas nors tave ir pakeltų, tai tik Inga. Sako, jūs pasitikrinkit. Jis jau sako. Tai va, ir tada mes atsisėdom ir kažkaip nuoširdžiai pasišnekėjom, kad yra tas kad nepatinka. Kad vyrauja keisti jausmai, kurie mums nepriklauso. Kuriuos tu tyli, nes tu neturi kaip ir teisės iš esmės kažkokios. Aš visą gyvenimą atsiminsiu, kai mes sėdim mašinoje išnekamės ir jinai sako, žinai, dabar arba niekada. Nėra čia. Ir aš jai pasakiau dabar. Ir viskas ir prasidėjo. Ir viskas, ir aš po 2 dienų persikraušiau ir mes pradėjom gyventi. Nei pasimatė. Ką pasakyti tam žmogui savo? Tiesiai šviesiai pasakyti. Tiesa. Tiesa. Matai, aš taip nebuvo taip, kad aš išėjau per vieną dieną. Kada Anatolijus, mes su tą stovyklą, įvyko tą stovyklą, Anatolijus liko Druskininkuose, mes įkūrėm įmonę kaip ir renginių, mes pradėjom daryti renginius, mes pradėjom iš esmės su juo daugiau leisti laiko. Beveik kiekvieną dieną. Ir aš vis pradėjau vis mažiau ir mažiau grįžti į namus. Ir tai vis tiek jau buvo tam tikras laiko tarpas, kada aš vis mažiau ir mažiau grįžtu į namus. Tai nebuvo taip, kad aš išėjau per vieną dieną. Tiesiog tu paskui atsisuki ir tu supranti, kad tu visai nebegrįžti namo ir kad tu nelabai gal ir nori ten grįžti. Nes namai ten, kur širdis, žinai. Tai va, čia tiesiog va, tas taip savaime viskas įvyko.
Tiesiog niekad nebūčiau planavęs, net nebūčiau gyvenime pagalvojęs, kad taip gali atsitikti. Nu, va, ta meilė. Aš netgi juokdavausi iš tų žmonių, žinai, tipo, o jau iš pirmą kartą nepavyko, jau tipo antrą kartą pavyko. Aš netgi buvau tokia kategoriška kažkada. Nu, ta prasme, nu, čia žinai, kaip būna tas gyvenimas pamokina. Nu, vat, pamokina. Tai vat jūs imat tas gyvenimo pamokas, įdomu, nu. Matyt, gavot šitą gyvenimą tam pamokom, žinai. Nu jo, tik kitą kartą, antrą kartą, kai ten dar trečią gyvensim, dabar jau bus viskas kaip rožiam klotą, viską žinosim. Žinai, Jo, dabar žmogus kažkada gyvena gauni ir tą gyvena. sunku, po to gauni pasimėgoti. Nu, aš manau, kad šį kartą nėra taip sunku. Sunku būtų, jeigu būtumėm nesiryžę. Manau, kad būtų žymiai sunkiau. Manau, kad būtų daug sunkiau. Tada kitą gyvenimą turėtumėt už tą klaidą dar. Tai aš manau, turbūt gal praeitą kartą, bet štai nepasirinkot. Tai dabar jau... Nu, fainai. Druskininkose. Ir buvot visą laiką. Jūs abu druskininkiečiai, ne? Jo. O ir liko ten gyventi. Kodėl nepabandyti į Hollywoodą, Lietuvos, į Vilnių ar ten, žinai? Nu, pašau, tai aš gyvenau Vilniuje gal 6 metus. Kažkiek laiko gyvenau. Aš labai pavargau nuo Vilniaus. Aš pavargau nuo pastovios konkurencijos, kieno mašina naujesnė, kieno vyras turtingesnis, kieno drabužiai geri. Ta prasme, tas pastovus kažkoks vis, nenori, atsiranda tas lyginimas. Vat, aš ten ilsėjausi, o aš ten ilsėjausi. Ir tas tiesiog pradėjo mane slėgti. Ir aš nusprendžiau grįžti į tuos druskininkus. Nu, tiesiog, nes tai yra nuostabus miestas. Mes abu ten užaugę, gimę. Užaugę, tam pačiam skyriui turbūt ir gimė ligoninės. Greičiausiai buvo. Ir tas miestas turi tam tikros magijos. Tai tiesiog, kad pradžiai grįžau pas tėvus. Tai šitas momentas buvo labai kažkaip nebepatogu. Nes tu vis tiek gerokai atplyšti 17 išvažiavęs į Vilnių. O tai tikrai taip. Ir žodžiu, taip. Persiklostė viskas, kad kažkaip ir namai tie atsirado, ir ta įmonė įsisteigė, ir aš nespėjau pabaigti remontuoto namelio sodo. Atsirado ir moteris, ir žodžiu, ir taip viskas kažkaip savaime susilipdė. Ir turbūt mes druskininkų fanai šiaip esam. Turbūt. Jo, nes aš irgi, kada grįžau iš po universiteto, tai druskininkai buvo tokie vis tiek besivystantis kurortas ir su renginiais buvo labai kaip ir faina vieta, ten yra deranti vieta. Dabar kaip tik galvojam jau pajudėti iš druskininkų. Rimtai? Norėtumėm, jo. Nes mano kitas klausimas, kuo gyvena čia ir kokie jūsų planeliai, tai žiūrėk, gerai. Įvedėjai. Norėtumėt? Kur? Centre Lietuvos gyventi. Kėdainiuose. Kėdainiai, Jieznas. Prie autostrados. Jo, aplink Kauną, nes pradeda varginti naktinis važiavimas. Nu, tu važiuoji 2 valandas ar 4. Labai didelis prasidėjo jau skirtumas tarp šitų kelionių. Pasenam turbūt, žinai, norisi mažiau duotis. Svajonė tai būtų gyventi tokiai vietai, kad išėjai, vat, kaip gimęs ryte su kavos padėliu. Jo, vienkiemį, kur nėra kaimynų. Kur nors, žinai, skylėjai tarp miško. Nu, bet fainai tai, iki kol po to nereikia vaiko vežti kažkur. Nu, taip, čia yra šitas kaip ir dar nesuprantam. Dar nesuprantam. Jo, viskas ateina. Čia dar pamokos, kurie, žinai, kaip aš sakau, dar išmoksim. Nes kažkaip gyvenau visą laiką centre čia ir tie mokyklos labai arti buvo, bet visą laiką mano vidų šaukė, tipo namas, kiemas, mažai kaimynų ir galiausiai šiemet mums pavyko ten jau įsikraustyti, kur beveik taip, kaip aš noriu, nes Vilniui rasti tą vienkiemį, žinai, tai arba labai toli bus nuo Vilniaus, arba labai brangiai bus. Nu ir dabar supratau tas važiavimas, nes viskas liko vaikų mokyklos ten pat ir, tu so, kiekvieną dieną, aš 4 valandas maždaug mašiną. Taksistas? Nu, būrelių, tai visiškai taksistas, kuriam nemoka. Ir tada galvoju, kaip gerai buvo tam centre, kaip viskas arti, patogu ir, žinai, ir tada supranti, kad, neišeina, turbūt tą vienkiemį galėsiu, ką? Vaikai auga. Nu va, vaikai taip, viskas taip. Nu tai gerai, o jau kažką žiūrinėje ten? Ne, dar nežiūrėjom, dar. Tiesiog, paleidot į... Jo, tokį, visiškai, norėtumėm. Gyvenam tą mintim ir matom save, kad tikrai taip bus. Nu, privalo, nes kitaip, tiesiog turi taip atsitikti. Taip turi atsitikti. Nežinau, kada tai turi būti, bet tai turi būti, nes norėtumėm labai prie autostrados. Surės, kad būtų prie autostrados, kad viskas arti būtų. Nes Inga buvo klinikose, kai čia mums 3-4 gal dienas pagimdžius buvo. Mes Kaune kaip tik gimdėm ir man reikėjo važiuoti į koncertą. Tai pavežė mūsų labai gera draugė Aušra, vestuvių liudytoja. Ir važiavom kažkur ten už Kryžkalnio, taip žiūriu, navigaciją.
1,5 valandos. Ir tu nesupranti. Dabar prasme, tau biškis sproginėja smegenėlės, nes tu pripratęs 3,5, 4 valandas, 2,5, 300 kg, 400 kg. Ir tu žiūri į tą atstumą ir tu nesupranti, kad per 2 Tai net valandas saldu pasieki pasidarė. visur. Labai, labai. Nu, jo. Tai jo, tik kad ir pačiu nuvažiuoti į gimdymą. Nu, tai Nu, tai. vis Nu, tiek. jo, jeigu bėgo vandenys, jin pati sėdo pati už vairo, atvažiavau, tai čia. nuvažiavo į Kauną, savo ramiausiai. Dabar nevažiuočiau. Nu, žinai, tam šokė, stresė, viskas. Net dabar per daug žinau. Žinau, čia kai su Prieš tai parašiutu, kiek- aš jo. ir į tą pirmą iššokau ir antrą viskas. Aš ir per daug žinau, Jau kad per ten daug. gali laukti, kaip man ten bus ir tada tikrai nesinori. Norėjau paklausti apie labai stiprų ryšį, bet labai viskas jau aišku, net neklausiu, galvoju, iš kur tas pas jūs tas stiprus ryšys, žinai, kad Anatolijus ten pasilgsta, kažkur esu skaitęs, kad jeigu tik tai išvyksti, vos ne daina gimsta, žinai, bet dabar va, šitą visą įžangą mūsų labai labai viską paaiškino, bet tu žinai, kiek jis tau dainų parašė šiaip? Arba kurios dainos yra apie tave? Kurias apie mane, tai gal Ingutė, turbūt Nu, greičiausiai. tikriausiai. Tikriausiai kad tikrai Ingutė yra. apie Nu tave. jau aš tikiuosi, kad Ingutė yra apie Tikiuosi apie tave. mane. Tikiuosi apie mane. Nežinau, gal visas apie mane. E, Išskyrus nežinau kodėl. nu, Nes dar praktiškai nežinojai, taip. kad man. Taip. Net jeigu ta daina yra kažkaip tai apie, pavadinkim, tas nelaimingus reikalus, meilė ar ten kažkur, tai tu vis tiek rašai su jausmu, nu, savo meiliai. Pakrapštai kažką iš praeities, užsloksniuoji, bet tu vis tiek, nu, kuri savo žmogui. Tai visos dainos apie meilę šiaip. Nu, Ne. techniškai. Tam- tai- Tai Lietuvoje Džiaugsminga. kitur nėra. Nu tai va ir galvoju, ar yra kažkas. Nu kažkas Nu, dainuoja. dar apie yra kažkokią. tėtėjai draugui, Mamai, tėtei, Vis draugui. tiek yra santykius. Kalėdom. kalėdom. Ai, kalėdom reikia, nes paeina tada. Nu, bet labai trumpai, kaip pasakė. Paskutinė dabar išleista daina, viskas gerai yra apie savaitgalį, bet ten irgi laukiu tavęs, ilgiausi tavęs. A, jinai Ten- visai paėjo, ne? Nu, jo, šiaip koncertuose labai smagiai žmonės susidainuoja, net Pažiūrėjau nepaisant to, šiandien kad klipą. nauja. Pažiūrėjau. Nu ir kaip klipas. Gerai, aš ten pažįstamų daug žmonių sutikau. Tai va, nu. Iron Vytas, galvoju, o tai tau jisai savo. Tai va, va. Jo, visai linksma. Norėjom gerai. kažką, kad būtų linksmas. Nu, toks. Kitaip, jo, tą idėją paprastas. sugalvojom, tokia tai taip ir Tai gausi. turėjausi praeitais metais rūpjūtį išeiti šitas klipas. Mes čia taip, matai, Gausi taip šiais mes greitai metais mes rugpjūtį. judam. Tai va, dėl to mane vadina lėta. Aha. Jeigu tolis dirbtų greitai, tai aš nežinau, tai nu, būtų gal visai kitoks rezultatas. Nu, bet yra tai yra kaip yra. Šiaip apskritai šiais metais padarė nerealiai daug. Daugiau nei per palyginus. paskutinius 15 metų. Mes labai patogiai gyvenam, tas va, toks, gal tas ryšys ir visas, nu, jis toks labai patogiai, tu labai įsipatogini, nežinau. Mhm. Tau viskas patogu su tuo žmogum, tu daug niekur labai neskubi, atrodo tau, nu, viskas gerai. Nu, Komforto zona. jo, visiškai komforto, tai va dabar vaikas, kada atsirado, tai visiškai išmetė iš komforto zonos ir mes jau kažkaip visai kitaip pradam judėti, jau čia reikia ir sienas nusidažyti greičiau, čia viską reikia greitai, Jo, greitai, jo, greitai, tokių greitai, greitai, taip. Reikalų Nu, ir pasaulis teisės ne tik išlaikyt. aplink jūs pradėjo suktis, Nu, jo. aplink vieną pradėjo suktis. Taip. Visiškai. Taip. Mūsų bosas dabar naujas. Tai va, va, jau Drakoniukas, viens kitą kaip mes bosą. vadinam, drakoniukas. Šiaip aš supratau, kad iki lėliuko, tai nežinau, nesąmonėm užsiiminėjau. Nu, toks gyvenimas. Nu, Dabar labai prasmė labai- kitokia. Jo, dabar viskas vaikui, viskas dėl vaiko, net tu čia leidi dainas, darai tą viską vis tiek nu, dėl vaiko, dėl Nu, va, jau koncertų. vaikui dainuoti. Taip, nu, ta prasme, Mhm. atsirado viskas aplinkėlėje dabar. Seniai galėjom, reiškia, aš taip galvoju. Aš Galėjom. pagalvoju, galėjom seniau, žinai. O norėjau seniau? Visada norėjau. Nu, Tiesiog tu nuo 18 metų jau kalbėdavai, kad tau Taip, ten. visada norėjau aš tų vaikų. Aš nežinau, mums tiesiog, suprantat, taip greit praėjo šitie Tai 10 metų, va taip, va, praskrido, taip, mes va. atsipeikėm, kad oho. Ten buvo chorų karai su Katažina dalyvavom, tada chorų karai su druskinkiečiais, tada čia vieno kraujo ir tas atrodo, čia atsigauni, čia, va čia jau metai praėjo. Čia iš biški esmės. pailsėčiau. Čia biškį- Kiti projektai, Jo, žinai, taip, kiti taip, dabar taip. projektas Elija, ne? Žinai, buvo projektų, kuriuose... Kažkaip, o paskui taip kažkaip opa ir paskui jau praeitais metais, čia mes 9 metai buvom su Anatolijumi, jau čia artėjo mūsų tas šventimas. Sakau, žinai, mielasis, man jau bus tuoj 41. Tai sakau, Brandi tėvystė. nu, sakau, jeigu mes čia planuojam būti tais tėvelis, tai jau čia tas toks jau, tie jau Tai jau vagonai, dabar paskutiniai vagonai, gal jau reikėtų mums laikas iššokti. Mhm. Iš tikrųjų, nu ir va, ir vienas, du, kažkaip lengvai viskas gavosi, kas faina, viskas lengvai gavosi. Tikrai, Ir neštumas. viskas lengvai. Ja. Vienas, du. Nevėmiai ten 3 mėnesius. Ne Jūros. kartą, ne kartą, net Jinai nei dar galva važiavo 2 nesvaigo. savaitės iki gimdymo su manim į koncus. Mhm. Aš tą savaitę prieš dar važiavau ir, nu, ta prasme, nu, nežinau, visiškai buvo aktyvi, linksma,
laiminga, toligas tortas tik pirko, man tik nešėm. Tai čia turbūt davė, nu vėl, jeigu mes kalbam, žinai, čia dabar kažkaip gausi, kad apie gyvenimo pamokas, tai matyt davė tokią lengvą, kad nebūtų pabaiga. Nu, Nes, žinai, būtų sunku, gal jau net nežiūrėtum į tą pusę. Aišku, žinai, ne vien iš neštumo vertinį, ar norėtum antro vaiko vertinį iš to, kaip sekasi tą pirmą, turbūt. Tikrai norėtume antro vaiko. Nu, kažkaip nesinori palikti taip egoistiškai ir norisi, kad turėtų nusesę brolį. Ir iškart norėčiau duoti gerą patarimą. Nes nėra ko laukti. Mes irgi gal apie ir tai sunku, bet iš esmės auginimo prasme, kai aš turiu pametinukus, tai yra, buvo 3 mėnesiai dukrai ir tada nu, kaip pas jūs, ir tada vėl pasto žmona. Čia rimta. Jo, bet dabar, nu, tokie kaip dvinukai, žinai, ir žaidžia, nes vienodi užsiėmimai, nes kai vienas vaikas visą laiką eina pas vaiko tėčių dėmesį, duok man tą, kai yra tie du, jie sėdi savo ten kažkokią kalbą ir tu tokio laisvo laiko atrodo, kad daug lengviau yra, aišku, aš nežinau, kaip vieną būtų auginti, bet kai buvo iš karto, toks daug lengviau pasidarė, nes jie ir dabar visur kartu, žinai, ir tas trečias pas mane. Vėl pakoregavo ir supratau, kad su 4 turbūt būtų vėl buvę lengviau, nes dabar jau jeigu 2 turi ką veikti, 3 visą laiką nori tėvų dėmesio, tai reiktų. Bet man jau visai. Ta prasme, tikrai. Aš šiandien apie 5 svajojau, bet supratau, kad, po to viskas, nes dabar, kaip sako, maži vaikai, mažos problemos ir dabar šitą posakį irgi galiu patvirtinti, nes iš tiesų ir atrodo, kaip aš norėčiau tiesiog naktim atsikelt, užpakalį valyti ir kad nebūtų ten tų psichologinių, mentalinių problemų, tie ten su manim tas nedraugauja, kur ten, žinai, jau kažkokios mokyklos periferijos ir visai kiti dalykai. Bet čia kažkuris vienas pas mus Štukytė buvo su savo sužadėtiniu ir pasakojo jisai gerai, kad sako, mes pasimirštam, iš tikrųjų tai nebuvo lengva toj kūdikystėje, tikrai buvo sunku, kai tos naktis, bet kai paauga, tu jau pamiršti tą nuovargį ir atrodo, kas ten buvo rūpintis, ten, žinai, miego valgo, jo, ir tu užmiršti ir tada atrodo, kad dabar problemos yra man daug sunkesnės, žinai. Bet... Man gal kažkaip 1 mėnesis buvo. Buvo jo, 1 savaitė tai iš viso buvo kosmose, mes beveik nemiegojom. Tu nieko nežinai ir kažkaip su antru, tu vis tiek jau daugiau žinotum, kažkaip vis tiek, galbūt, vis tiek, sakė, su kiekvienu vaiku, sako, viskas kitaip, bet vis tiek kažkokį įgūdį turi, tai jau žinai, tas kažkaip šitą, o mes tai vapšė, iš viso tokie visiškai žali, visiškai žali. Aš labai tau padėjo draugų pasakojimai. Taip, bet šiaip tai žali, kol tu pats to neišgyvensi, tu ten gali pasakoti. Taip, nes klausytis, tu gali ten, ne. Jo, man ir mano draugai ateina, jau dabar, kurie turi, žinai, sako, dabar aš pradedu suprast, ką tu man ten seniau pasakodavai, žinai, kur aš klausydavau. Tai mums pradžioje buvo, laukitės, ramių naktų. Jo, gerai, ramių naktų. Jo, gerai. Kai atėjo tas pirmas naktis, tu supranti, kad ramių, koks geras palinkėjimas, koks svarbus, koks... Tiesiog gerai įsimiegoti, kaip beprotiškai yra svarbu. Mes kažkaip pasidalinam iš karto pareigom, Anatolijos pampersų specialistas. Ja. Aš maitinimo specialistė, o visa kita jau, kam rankos laiko, tas nešioja. Jeigu jinai gali, jinai naktį keliasi, jau jeigu jinai 9 ryto lūžta, tai aš perimu tada kitą 4. Pirmą mėnesį buvo taip, jau 9 aš jam perleidžiu, kad jisai jau toliau žiūrėtų, aš iki 12 pamiegosiu, tai būtų atrodo, į galvą atrodo, net nepadėjai, gal atrodo, jau judilintos pagalės ir užmirgai. Tas jausmas, tai nuostabus iš tikrųjų. Nuostabus. Bet taip klinikose buvo, tau parodė ten kaip maitint, kas čia kaip čia, o dabar tėtis pakeis pampersiuką. Ir tą pirmą užpakalį aš nuplojau ir aš tas pirmas sauskai, nes aš pakeičiau. Kaip gerai, gal tebūnė taip ir lieka. Ir mes tų pareigų taip ir nekeitėm ten. O gimdyme dalyvavai? Jo. Norėjai? Jo. Visada buvau šalia. Keista būtų, jeigu nebūtų. Tiesiog net nemokėčiau, dabar būtų. Labai, taip susigyvenau. Aš svajojau, kad nesutrukdytų koncertas, kad nereikėtų ten strimgalviais lėkti iš kito Lietuvos krašto, bet viskas gavosi labai šauniai, vidury savaitės, žodžiu, viskas buvo labai patogiai. Ten žmogutis žinojo jūsų visą, žinai, kaip kada ateit, kiek palaukt, kad nesugadint.
Bet realiai iš tikrųjų, vat, būdavo eidavom vis tiek ten tą echoskopiją darydavom. Tai vat kokia buvo pilve, tokia ir vat, gimė ir toliau tas pats charakteris. Aktyvistė, breikeriai ten juda, kruta malasi, malonėlis mūsų mažas. Tai kaip pilve jau ten skraidė, vartaliojasi, kojan kojas susikelia, čia nosį pasikraštų, tu matai per tą echoskopą, kad tas 3 mėnesių pupelė, jau žmogeliukas, jau viskas, jau akytės, galvintė, čia pasikraštų, čia užsideda, čia pasikraštų. Aš tai galėjau patikėti, kad tiek daug veikia mano pilve. O aš pirmą kartą mačiau, dar pirmus kartus aš neėjau su Ingute, o po to jau galėjau ateiti, pasižiūrėti, kas ten vyksta, o ten viskas jau žmogeliukas, atrodo, savo gyvenimą gyvenimą. Mano akis va tokias, aš išėjau, tas šokė lengvom iš po to echoskopo, bet... O norėjot žinot kas? Ne. Ir mes laukėm nežinojom iki paskutinio. Paslapčia norėjom mergaitės galbūt. Rimtai? Jo, svajojom bet Ingutė sapnavo, jis 2-3 kartus sapnavo, 2 kartus. Man buvo taip, aš praeitais metais kažkaip birželio mėnesį per mūsų sklypę taip einu ir man tas vardas Elija. Galvoju, koks gražus vardas. Toks jausmas buvo, kad niekada iki tol nebuvau girdėjusi. Bet aš jį išgirdau ir man atrodo kaip gražiausia muzika pasaulyje. Nu ir galvoju, jeigu jau gimtų mergaitė, viskas bus Elija. Tai vat birželio mėnesį jinai ir gimė. Tai vat metus Kokią dieną? 5. Jei būtų 6, tai būtų iš viso, jau toks jau visai būtų super, bet, taip reiškia, geriausia jie yra. Ir aš galvoju, ir lygiai prieš metus, birželio mėnesį, aš išgirdau tą vardą. Tai net taip nustebau ir visi, o Inga, tu labai gražiai atrodai, gims berniukas. O pas mane vien berniukai ir pas brolius berniukai, žodžiu, toks buvo tikimybė didelė. O aš kažkaip, nežinau, aš, pavyzdžiui, pirmą sapną sapnuoju, kad gimsta man vaikas, iš karto atneša jau. Ir tokia panika vis sapne, kad aš nemogu to pamperso pakeisti, nežinau, ką ten su juo daryti, bet esmė yra tame, kad aš jisai man auga. Per visą sapną man vaikas užaugo iki 13 metų. Jo, toks labai pirmas. Ir mergaitė. Ir aš paskui, jinai užauga, jinai sėdi šalia Anatolijaus ir aš taip ją žiūriu, tokie trumpi plaukai, dabar kaip jinai gimus su tokiais, nes gimė visiškai su trumpais plaukais. Paskui parodysi. Žvilglis jau duosiu. Ir jinai tokia panaši Anatolijų, aš taip žiūriu, aš negalvoju, kokie jie panašus. Ir jinai kopija jo yra. Ir jinai bus į jį tokia panaši. Bet įdomiausia tai, kad aš netgi su ją kalbėjausi, jinai man, pavyzdžiui, tam sapne pasakoja, kuo jinai buvo praeitam gyvenime. Ta prasme, toks sapnas buvo, toks, nežinau, labai labai keistas. Jinai netgi man pasakoja, kuo aš buvau. Ir netgi taip iš sapno pabandu su tokiu jausmu, kad kaip liūdna, kad aš neprisimenu, kuo aš buvau praeitam gyvenime, nes toks keistas jausmas. Tada antrą kartą mes sapnavau, prisižiūrėjau, kada darė tą vakarėlį lyties nustatymo, ten tais lėktuvais, ten taip prisižiūrėjau. Ten tą ponę. Jo, kažkaip tai pasižiūrėjau ir man turbūt kažkur pasąmonė įstrigo. Ir aš sapnuoju, kad pas mane lyties vakarėlis reiškiasi. Ir prie manęs prieina vienas iš tų žmonių ir sako, tai Inga, sako, tai kokia čia pas jūs ta lytis? O aš sakau, tu žinai, sakau, pasižiūrėk, sakau, susirinko žmonės į šitą vakarėlį, sakau, jie visi pasąmoningai apsirengė, kokia yra lytis. Ir sakau, tu apsidairyk, ir jie taip apsidairau ir ten, pavyzdžiui, kažkas su rūžava maikute, kažkas su rūžava su kažkokiu marškinėliais. Kažkas su rūžavais ir aš sakau, taigi matosi, kas gims. Ir aš dar prisimenu, tada pati taip švarkelį pasitaisau ir mano švarkelis ant tiek rūžavas, kad net šviečia. O trečią kartą sapnau, kad jau klinikose irgi atneša vaiką, tokia didelė, tokia ilga, taip čia pasikabinau, prieš veidrodį taip stovi sapne, žiūri ir galvoju, kokia mane panašiai, kaip smagu. Ir gimė mergaitė. Bet 3 kartus sapnau, kad mergaitė ir gimė. Aš net berniukiško vardo nelabai. Negalėjau tiesiog sugalvoti. Neturėjau. Nekrito, nesirinko. Anatolijus, 3. Mano tėtis irgi Anatolijus. Sakau, tai ką, jau tėva visai su fantazija prastai. Tai kažkaip. Ir visiškai atrodo, tarsi nėra to poreikio to vardo ieškoti. Jo, nebuvo. Kažkaip ramiai sėdžiu. Anatolijus sako, tu visai nesirūpini tuo vardu, jeigu berniukas bus. Sakau, tai dar vis tiek laiko yra, nereikia galbūt, sakau, tai užregistruoti taip iš karto, jeigu bus berniukas, tai sugalvosim. Bet visiškai nejaučiau širdį, kad man reikia to vardo. Atrodo, viskas yra. Tai taip. Labai fain. Pas mus irgi su pirma tai buvo, viskas žmona susapnavo. Irgi, ne? Ir vardą, ir kokie gims, ir mes, pavyzdžiui, lygiais plaukais, jinai ten sako, tokia garbanota mergaitė, ten vėjuojasi, filmuoji. O koks vardas įdavo? Anabelė buvo. Anabelė. Ir viskas prieš visus.
Nu, dabar jau jai sunku, nes atsirado po to filmas, tai dabar jai paauglystė jau prasideda dalykų, kad, žinai, jinai jau tapatina save su siaubo filmu, kuris yra, žinai, ir sakau... Ai, mes nematėme. Sakau, jo, Mes jau Beku nežiūrim, tai buvo labai gražus vardas. Sakau, jo nebuvo, žinai, sakau, nu net nebuvo tas filmas, nes mano žmona sako, Anabelė, sakau, ką mes čia, sakau, ką mes čia žiūrėjom, kokius serialus, žinai, sako, aš nežinau, aš ją kviečiau, tiesiog, Anabelė, sustok, nebėg, žinai, nu ir mums toks gavosi. Labai gražus vardas. Ir gimė Garbanota, kur mes lygus, nes ten, nu ir viskas kaip sapne, žinai, ir mums net irgi mes net jokio berniukiško vardo, nes viskas labai buvo aišku, atnešė sapnas ir visą tai tapo. Matyt, kažkur jau čia ne pirmą kartą, žinau, girdžiu, matyt, kažką mamoms kažkas ten pereina. Žinai, jeigu čia tikim plačiau, aš tikiu. Mes irgi tikim viskom plačiau. Labai tikim. Tai taip ir yra, aiškiai, žinai. Tai, nu, lauksim, kokie sapnai ateis vėliau pas tave, žinai. Ai, nu jo, pažiūrėsiu. Tai, nu, reikėtų dabar berniuką, norėčiau dabar berniuką. O, būtų faina dabar. Aš ir labai norėjau ir atsimenu, ir pirmą kartą aš labai norėjau, nu, tiesiog kažkoks pas mane buvo ir aš dabar galvoju, labai negražu buvo taip daryti, bet, nu, buvo ir kai pasakė mums, kad bus, tas mano veidas yra toks pasikeitęs, nufilmuotas ir aš galvojau, ir po to, kai gavau aš berniuką, tai gavau tokias pamokas va dabar gyvenime, kad aš galvočiau, norėčiau 100 mergaičių ir man tai būtų viskas su jom gerai ir lengva, nes tas vienas, ką su manim ždarinėja ir kiek man yra reikalų, tai aš su jom jaučiuosi su savo dukrom kaip karalių, žinai, jos prisiglaus pabūto, tas mane visais būdais, kaip tik gali išbando visus mano dalykus. Ai, aš teisingai žiūrėjau laidą, tu pasakai šiek tiek apie tai. Man su Viesulu yra... Bet tai vardas? Nu, taip irgi gausi. Bet čia ir vėl čia, žinai, išvartė gimtiniai mano visus medžius tą naktį. Tiesiog didelis vėjas, kuris tai padarė, sausio 13 dar gimė. Nu, žodžiu, toks jau jisai atėjo ir ligoniai dar sakė, nu, žinokit, kodėl ne Ramūnas toks ramus vaikas? Dabar gal rimtai yra. Nu, bet Ramūnas būtų labai netikęs dabar, kaip žinom. Tai... Nu, mūsų jau dabar, pavyzdžiui, Elija jau dabar jau matos, kad charakteris su charakteriu žmogus savo. Bet kam nesišypso jau dabar 3 mėnesiai, bet pirmiau nužiūrės, apžiūrės, įvertins, tada tik pasišypsos. Gilus tie vaikai, nežiūri tas akis ir atrodo tokia siela kažkokia. Klinikos tie aristokratai išvadino. Spurduliukas jau pilnas žmogus, jau visiškai, nu, atrodo, o jis jau viskas, jau mato, žino, vertina, analizuoja. Kartoja jau tave, tu matai, kaip, nu jau tave kartoja, tiesiog, taip, kaip aš sakau, jinai daro mus geresniai žmonėm, nes tu neįtikėtinai. Faktas, vaikai, yra nuostabus mokytojai ir, žinai, mes po to, aišku, jiems mokyti, bet ir jie gimsta su tam tikrom misijom, tikrai mus padaryti daug geresniais. Ir liūdna, kad yra tėvų, kurie nenori priminėtų pamokų ir, žinai, bet, matyt, žinai, tie vaikai irgi gavo, tėvus savo pamokom. Nu taip, balansas, ne, patys, geras žodis, balansas. Oi, kaip čia. O kas labiausiai neramina jūs kaip pirmakarčius tėvus? Turit nerimo? Nu tai mums gal buvo labai sudėtinga, kaip čia aš pasiguosiu, man buvo labai sudėtinga, nes mūsų Elija nenorėjo papo čiulpti ir nenori ir dabar. Tai tas maitinimo princesė, aristokratė, kaip pavadino. Bet, pavyzdžiui, šitas dalykas mano gyvenimą pakeitė, nes mano žmona lygiai taip pat tiesiog nesigavo. Ir aš išėjau į tas tėvystės ir tapau tėčiu, kuris rašė knygas, varė į seminarus ir pasako visiems tėvams, kad reikia į tėvystės atostogų, nes čia yra nuostabiausias dalykas. Ir va, 3 vaikas viską man tiesiog sustatė į vietas, nes 3 vaikas pradėjo tiesiog pieną imti ir aš suprantu, kad aš negaliu tėvystės, aš kažkur galiu pašokinėti, bet čia nieks ne nuo manęs, čia negali bet kuris tėvas paimti ir išeiti, žinai, bet vat, kai duoda, matyti ir aš vėl ir galvoju, kad man buvo duoti tie 2 vaikai, kad aš vat padaryčiau tą, neturėjau savo vaikystėje santykių, neturėjau brolių sesių ir aš labai norėjau visą tai matyti, gavau. O po to žmona gavo su 3 pabūti ir tą, žinai, kur mama, kuri gali maitinti. Tai čia vėl dabar, žinai, atriša rankas tėčiui. Balansas. Visą tam pasimti gebėjimą, ką gali, nes gali su vaiku išeiti, tada mama gali kitaip pagyventi, žinai, vėl. Ir nėra blogiau. Ta prasme, kiek pažįstu vaikų užaugusių su mišinukais arba iš... Ne mišinukais, pas mus su mamos pieneliu. Ai, pienų dar, tai iš viskas. Aišku, tas pienas, tai yra didžiausias, ne, buvo rūpestis ir yra iki šiol. Jo, baisu būna, ne?
Nes, Kaip ten reikėjo už tą pieną biškai taip, čia vadinu, nagais Ingutė kovojo už tą pieną. pakovoti. Po 8-12 valandų palinkus prie stalo, tą pirmą priešpienį spaudė ranka. Labai norėjau, aš toks Ten ta ekologiškas nugara žmogus ten- esu, man labai svarbu buvo, kad būtų natūraliai. jai morališkai buvo Visus sunku. ekologiški šampūnai, kalbu, viskas, taip labai ekologiška ir tas duoti mišinuką, kai man pasakė Jinai mišinuką, verkė aš dėl to apsiverkiau tiesiog, mišinuko, nes jinai greičiau privarvintų ašarų į tą Taip. bumbuliuką, Taip. negu tas pienas pradžioje, jinai taip kovojo už jį ir kad, žodžiu, ir mes buvo vis labai tiek mėnesis darėm pirmas viską, tikrai jo. kaip su iš pragaro į rojų toksai. Darėm viską, kovojai tu už tą O, pieną. pavyzdžiui, žindymo specialistė kreipėte? Viską turėjau. Viską Buvo Klinikose klinikose ir visi, tai žindyvė. būdavo netgi Nu, jinai juokas. nenori. Nu, vat jinai pačiulpė Taip. 3 kartus, jai sunkiau negu bet kas. Nes Ir sako, reikia, "Ne, jo, nenoriu." reikia dirbti. Tai viskas. Nu, Jo, tik jo, ne, vis- ir dėl to praminė. Tai būdavo jau juokėsi, būdavo ateina šitą jau tas žindymo specialistė, akušerė būdavo, palatų ateina žindymo specialistė, įsikviečia, dabar tai sako, jau ją užlauž, užlauž. Bet tai, sako, labai daug pasako apie charakterį. Tai mūsų tėvelis dainuoja dainas lopšinės. Užauksi ir būsi tu lobistas. Nebūk prezidentų, būk lobistas. Prezidentai bus tavo draugai. Tai turi būti charakteris, turbūt. Nu, Drakono metais dar gimus, tai dar kartais padainuoju, kaip jinai išskrenda ten ūkininkų pamedžiota vyčių. Ten, žodžiu, Ir dviniai. Ne? Jo. Ir dviniai. Toks įdomus darinys, toks įdomus. Tai už pieną jo mes kovojam iki šiol, Tai bet va. jinai valgo savo pieną, mes viską susitvarkėm, aišku, pientraukis, sterilizavimas, plovimas, kelimas, viskas 3 valandas, būtent pamainom varom. Toks tai va, bet čia tik tai, va čia ir yra ta sudėtingioji dalis, o visa kita šiaip super. O taip norisi jai padėti kažkom ir tu nieko negali padėti. Pieno negamini, negali Taip, padėti. Jo viskas apsisuka, žinai, ir tada ir lygas visas norisi persirgti, jeigu kas nors blogai vaikui. Atrodo, tas meilė savo tiesiog, jinai taip apsikeičia ir tu tiesiog viską darai dėl to vaikui. Čia tai visiškai faktas, nes, pavyzdžiui, iš pradžių ten kas buvo, akytės traiškanojo. Akytės traiškanojo. Turėjom mes jo. Išrašė vaistų, naina tolikas tų vaistelių, o sako antibiotikai, o dieve man ir vėl. O aš to mišinuko nulipus. Labai nenorėjom Antibiotikai, apskritai mėnesis vaiko, antibiotikai, antibiotikų kokie antibiotikai, kaip čia taip galima apie Bet tas sakys negerėjo. Negeria, tai nueinam tų antibiotikų ir kaip tyčia, kadangi iš tų antibiotikų taip nenorėjau, tiesiog man, tiesiog nežinau kaip čia paaiškinti, kaip ant kiek man tai yra negerai. Antibiotikus sausio pabaigoje išėmė iš apyvartos. Būtent tų, kur mums išrašė. O akis blogėja, jos traiškanoja, ten tie latakėliai buvo užsikimšę ir mums grėsė ta operacija klinikose, labai labai nefaina ir mes darėm viską, kad tik tai apeiti ten tą operaciją, tai Ingutė čia milžiniška šaunuolė. O pasirodo galima išmasažuoti. Pasirodo galima, tai mes tų vaistų Tiesiog rankom ieškojom išmasažuoti. Danijoje. Airijoje, Izraelyje, Nu, ką tėvai Latvijoje, tik va nepadarė, Lietuvoje, ta žinai. prasme, ir jų nebuvo kaip gaut. Po to jau Danijoje radom kaip gaut, bet reikia to recepto europietiško ir žodžiu vėl. Tai mūsų šeimos gydytoja pasakė, kad reikia kreiptis į 3 lygio jau tą akių specialistą. Nu ir čia stebuklai vyksta toliau, mus visą tą myli, kaip tik sodose pas mus gyvena kaunietė moteris. Nusipirkusi sodą. Ta 3 lygio specialistė, kuri atostogauja vis drusiai. Bonsus augina tiesiog prie miško pas mus Jo, ten atostogauja. Tai pati mes daro pas ją reidom. Eidavom pas ją, jinai parodė, kaip homeopatiniais vaistukais plauti, okulohilas yra toks magiškas reikalas. Tiesiog plauti akim. Ir kaip masažuoti akis. Ir galima sutvarkyti. Ir kas 4-5 valandas Ingutė guldydavo vaiką, masažuodavo tas akytės, kad prasimuštų tie lašinom, žodžiu, latakiukus tuos valėm. Po mėnesio kovojimo čia realiai jos darbas yra. Jinai padarė šitą žygdarbį. Mes apėjom klinikas, mes apėjom operaciją ir net negavę tų antibiotikų mes susitvarkėm akis. Tai ir jau tada galvo, dieve, kaip gerai, dabar tai pailsėsiu. Pradėjo kosėt. Tiesiog. O pasirodo, atsidarė tą latakėlį, pradėjo tekėti, pradėjo dirginti gleivinę. Kaip ir natūralus, aš tik nežinau, o dieve, man 2 mėnesiai kosti, galvo, dieve, iš kur gali toks mažas vaikas mokėti kostyti. Paskui jau tas susikostinimas, jau viskas susitvarkė, galvo, dabar tai nors biškį pailsėsiu. Kirpau nagučius, paliečiau tuos šuniukus, pačiulpė pirštus. Pirštai, ten infekcija. O dieve, dabar jau tie pirštai infekcija. Vėl skambinu savo draugį, ta, kur visi homeopatija, sakau, ką tu darai, kad tai medus labai gerai sutvarko. Ir nedetkų tepalą mes turėjom. Uždėdė ir ištraukė, viskas sutvarko per parą visas. Ir taip aš supratau, kad čia turbūt toks nesibaigiantis procesas prasidėjo. Va tada aš supratau tą nesibaigiantis procesas, kad vienas lygtai jau dabar čia pailsėsiu, bet čia gali už kampo tavęs laukti visai vėl kažkas naujo. Tai va čia tas supratau. Tai va išmok to mėgautis čia ir dabar gerumu, kai yra,
ir, žinai, nelaukt, nes už kampo tikrai kas nors gali. Nu, ta prasme, jo, nes tu... Neatidėsi vėliau. Ne. Tai va, tą jau supratau. Tai va, kad taip viskas. O dabar ką mums bus už poros dienų, 3 mėnesiai. Tai iš tikrųjų faina, dabar jau reaguoja, jau šnekas, jau aiškina. Jau šitą mėnesį jau pradėjo šypsotis, atgal tau jau reaguoti, jau tuos visokius paspygavimus, jau tu supranti, kad jau jinai šneka, kada nepatenkinta jau kažką guguoja tau, krykštauja, kada patenkinta. Va šities mažiukus, tai sakau, man Opros viena laida išgelbėjo, labai senas pokalbis, bet jis YouTube yra, kur šitie visi mažiukai lėliukai, nesvarbu, kuriam pasaulio krašte įsigimęs, nesvarbu, kokios jis tautybės, jie visi pradžiai vienodai bendrauja. Ir ten yra tas visas verkimas, ką jisai reiškia. Tai yra ir jie reiškia skirtingus dalykus. Pilvo, miego, maisto ir panašiai. Šitą praėjom, aš turiu jau prasidėjau. Aš po to ten visų neišpratau, bet kelis ten, žinai, jau žinojau ir tada atrodo, tai ta ir viskas. Ir tu pradedi žiūrėti, jau pradedi susikalbėti. O mes kažkaip, žinai, taip, aš visiškai buvo, prasidėjo 2 mėnuo ir žinau, kum jau užim, nu realiai dar tie žaislai. Žaislus nereaguoja, barškučiai neaktualu. Ten tos kortelės, muzikėlės, niekas nepadeda. Labai patinka, kada dainuoja, aišku, iš karto pradeda klausytis. Tada ten tas korteles sudėjau juodai baltas, bet vis tiek, jos taip nekreipia dėmesio. Mes čia YouTube irgi pasižiūrėjom, tai radom pačią geriausią auklę. Iki šiandien dienos veikia helio balionas. Pririši prie kojos, prisegi. Tabaluoja. Valandą žaidžia. Nei šitų pilvo skausmų. Viskas dingo, nes... Išeina į tualetą gerai, užsibaladoja, nueina mieg, matai, balionas nejuda, jau viskas eini, atsegi, viskas. Čia geriausia auklė, pas mus dabar 4 balionas. Valandėlę, 2 mes išlašėm tos 4 balioną jau turim, žodžių schema labai veikianti. Jo, jeigu tėvams kam reikia ramiai, tai tikrai geriausia auklė. Tikrai geriausia auklė. Vėl, žinai, kiekvienam vaikui skirtingos tos ir auklė, žinai. Nu tai mums tai labai... Bet ir mums su balionu viskas buvo... Irgi, ne? Taip, balionas su to heliniu, ne? Taip, skanų kabo. Yra toks pavojus, labai pastebi kompiuterio ekraną arba iPadą. Visada. Tik tai... Dėl to ir sako, iki 2 metų geriau net neparodyti. Kažkaip kitaip žiūrėti, kitur rodyti. Tai jau mūsiškai pamatė, nes aš čia kažkada valgiau lovai šalia ir pasidėjau kažką pasižiūrėti ir taip šalia gulėjo. Ir aš atsisuku ir aš matau, kai jinai jau klapsė, aš ją paliečiu, tai net krūptelėjau, kiek jinai jau įtraukta buvo į tą ekraną ir man tada tas, ne. Ir čia visi, kurie žiūri, gali pasakyti, kad geriausia auklys yra YouTube, žinai. Bet čia yra pats pavojingiausias. Taip, ir neveltui mokslas yra pasakęs, kad iki 2 metų, nes tu jau pradėdamas rodyti jau visus tos kūrybinius tingėjimo iš to, ką gauni į helio balioną žiūrėdamas dalykus prarandi, žinai, ir tengi viskas sukurta taip sparčiai, taip greit besikeičia, tiek daug spalvų, tiek daug muzikos ir jinai tiesiog ten įtraukia, sutraukia. O pavyko tau? O su pirmu nes aš nežinau, man atrodė, kad čia lavina. Aš, pavyzdžiui, galvojau taip ir taip atrodė, kad, čia pasižiūrim ten kelias minutės, žinai, per dieną tą, ir po to jau, kai vaikui ten 1,5 metų ir jis jau rėkia ir rodo į teliką, nes tu bandai kažką daryti, o jis jau rodo į teliką, neša distancinį ir tu supranti, kad jis jau įklimpęs ir pas mus, pavyzdžiui, po to jau su antru vaiku nudingo telikas, tiesiog iš namų mes iki dabar gyvenam be jo ir mums jo nereikia, nes būdavo, kad tu ten kažką įsijungi. Ir vaikas praeina ir, žinai, ir jisai galvoju, antras vaikas tikimės jau jisai pasižiūrėdavo, žinai, žiūriu ir kažkaip, net nekreipi dėmesio ir dabar pas ką nueinu ir kas pasileidė teliką ir tas vaikas šliaužiu ir pasižiūriu, galvoju, kodėl jūs teliką žiūrit prie vaiko, taip, kaip, taigi čia labai negerai buvo, žinai, bet čia kiekvienas... Mes gyvenam be televizoriaus. Nuo šou. 13 metų. Tai va, tai pas jūs tos problemos nebus. Jo, bet mes, pavyzdžiui, pasim, kad jeigu mes ateinam į svečius ir kažkur yra televizorius, yra telikas. Tu pasimi, kad tu sėdi ir tu žiūri tą televizorių, tai galvoju, tai kai vaikus tai iš viso turėtų veikti kaip... Visiškai, tai pas mūsų nebuvo ir mes turim Palangoj namus, su seneliais ir ten, senelis turi turėti teliką, jam ten būtina. Tai pas mus irgi bus tas pats. Mūsų ten nuvažiuoja. Viskas, jie į tą teliką, belė ką ten, Volkeris, belė kurius ten, žinai, ir žiūri, sakau, ir mes ribuojam, ir jie, kodėl mes neturim teliko? Aš galvoju, kokias nesąmonės tas telikas, bet jie vis tiek jį žiūri, žino jau tada, kas kelintą valandą, ir galvoju, kaip gerai, kad pas mus jo nėra,
ir tu, žinai, turi tą screen time, jie turi ten kažkiek laiko, bet kažkokius kitus dalykus, nes, nu, nieko jis neduoda, nu, tarsi tikrai nieko neduoda. Tai mes ir dabar ir tų visų projektų nežinom, galbūt ten vaikai jaučiasi mokyklai kažkaip, žinai, kitaip atėjo, nes kiti sekmaniais kažką pažiūrė, turi kažką aptart, bet viską gali, žinai, po to rasti YouTube, persižiūrėti, jeigu tau kažkas ten tapo wow, tai atsiras ir internet. Bet tikrai, nes pradžiai, tai aš, žinai, mano pirmas vaikas ir ant puoduko kaip sėdėjo, būdavo, nieko nedarydavo ir tik kažkas planšetę padavė pas mus atėję. Sako, pamatysit, kaip veikia. Ir iškart, tipo, padarė. O, tai čia, žinai, ir tada atsisėdo, duodam planšetę, jo, ten filmukus, kur sudėliot kažką, bet jinai tuo metu padaro, žinai, ir aš galvoju, bet man taip atrodė, tipo, normalu. Nu, žinai, bet čia mes visi daro klaidų, nu, neįmanoma iš klaidų ir mokaisi, žinai, ten. Aš iš Anatolijos juokiuosi, visi tualetą visada telefoną nešasi. Ne, tai ir aš nešuos. Tai čia dabar tokia šventa minutė savo, kad tu ten greitai nors pabrausinį. Taip ir yra. Nu, žodžiu, tai labai smagu, labai bus daug smagių kartų jums, naujų dalykų ir aš jų, nu, beprotiškai linkiu kuo geresnių. Aišku, neišvengsim ir, žinai, ir tų snargliukų, ir tų kosulių, ir kaip ten viena čia buvo pas mus, 11 kartų per metus vaikai turi sirgti. Ir čia, tipo, tai yra normalu, žinai. Tai, gal kaip nors tas drusininkai, kaip sakoma, apsaugus mus nors kiek nuo šito. Tai, bet visai būna, žinai, vaikai serga, vaikai pagyja, kartais vaikai serga dėl to, kad tėvai neranda dėmesio. Taip, arba nenori eiti į darbą. Tai viskas psichosomatika. Taip, viskas yra psichosomatika. Tai viskas, žinai, viską pastebėti, suprasti. Ir turėsiu pasakyti, kad aš tave myliu, kad tu geriausias, fainiausias, nuostabiausias. Tada, nu, kitaip. Tikrai taip. Nu, ir viens kitam nepamiršti. Tai aš ir norėčiau jums palinkėti, nes, nu, viskas pradeda suktis aplink vaiką. Ir, žinai, kitiems linkiu, kad atraskit laiko savo, bet kai jūs visą laiką būnat kartu, tai net nežinau, ar jums to reikia palinkėti, bet, nu, nepamirškit vienas kito kaip partnerio, nes ilgą laiką buvo taip, kartai atsiranda vaikas, tada norisi nukreipti visą dėmesį ir daryti viską dėl jo, bet nepamirškit, kad esat mylimieji partneriai. Taip, čia tiesa, žinai, ne tik mama ir tėtis, nes po to taip ir būna kartais, tada mama nueina savo mamos keliu, tėtis nueina toliau gaudyti tą mamutą, nes reikia išlaikyti tos 2 žmogeliukus, kurie yra namie, bet kartais smagu ir apsikeisti tom pozicijom ir būti ta šeima, nes vaikai augantis po to mus mato ir kartoja. Tai va būtent, nes tiesiog nėra kito būdo išmokyti vaiką, kaip pačiam parodyti savo pavyzdžių, tai čia nėra kitaip iš tikrųjų. Nes ką prisiminiau, atsimenu, į darželį nuėjau pas savo dukrą ir kitos mergaitės žaidė su barbėm, su lėlėm ir pasistato tipo lėlę, atseit rytas, barbė pabučiuoja barbiną ir ta mergaitė meta po lovą tą barbiną. Ir aš sakau, kas čia buvo? Sako, tai išėjo į darbą. Sako, išėjo į darbą, tipo, ir jis nebeegzistuoja žaidime, nes tipo, jo tiesiog nebuvo. Ir jinai viską daro su ta lėlytė, žinai. Tai mums buvo kitas toks atvejis, kada mes, atvažiavo į svečius Karolis, su Ingrida Kulavičiai pas mus šitą į Drusininkus ir nuėjom į bowlingą ir aš, toks jau didelis pilvas buvo. Tas 8, 9. Jo, toks geras ir prieina prie jų 5 metų dukra. Ir sako, iš kur pas tave? Kodėl tu nežaidi bowlingą? Sakau, dėl to, kad pas mane čia vaikas, sakau, pilviukai yra vaikutis, sakau, ir man biškai per sunku mėtytis, dėl to aš labiau ilsiuosi. O iš kaip jis ten pas tave atsirado? Kas jį ten dėjo? Ir aš suprantu, kad aš neturiu atsakymą, aš nežinau. Ir aš taip, Ingrida, sakau, tau turbūt mama, sakau, geriau paaiškins. Ingrida taip pasvarstė, iš meilės. Sako, iš meilės. Ai, sako, kaip čia taip atsirado? Sako, iš meilės. Jinai tada, o tai sako, tai pas tave, sako, jūs jau buvo 2 kartus, sako, jau brolis yra. Ir tu supranti, kad tokie klausimai prasideda, tas, iš kur pas tave vaikas. Bet jinai gavo tą atsakymą. Jo, gerai. Ir nuvarė toliau žaismą. Viskas praplaukė tavo. Jo, ir tas ir sako, yra labai svarbu vaikui duoti tą atsakymą tuo metu, kai jis klausia, nes negavęs jisai, kažkur kitur gali kažkaip susigaudyti. Ir, tipo, nes ir mes su žmona kartais, pavyzdžiui, ateidavo ir pasakydavo, žiauriai keistų dalykų ten jau 1 klasiai, kodėl aš čia nebūsiu, nes ten moteris būtinai daro vyrui ten tokius ir tokius dalykus, kur aš raudonas jau stoviu. Ir realiai suprantu, kad turiu. Ir aš rėkiu, Ieva,
Ateik, nes nesuprantu, kad dabar jau turim tipo padaryti. Nes sako, aš tikrai nebūsiu žmona, nes ten reiks daryti vyrui tą. Kažkur, tu kaip, tai kodėl nebūtinai, tada nebūtinai visose šeimose, čia nieks tavęs turi nevers, ten, žinai, ir tada aiškini kažką vinioji, bet... Labai įdomu, koks tas klausimas buvo, tiesą sakant, be galo įdomu. Nu, apie oralinį kalbėjau. Tai tada gerai supratau. Ir sako, aš pasižiūrėčiau, nes mano klasiokai, čia pirma klasė, nes mano klasiokai tai jau internete žino, aš tik sako, nežinau, kaip parašyti. Ir aš galvoju, mes gyvenom, turėjom... Ne, nu čia tiesiog viskas šiais laikais ateina anksčiau, žinai, mes tai viską turėdom kažkokią knygutę slaptą, kur nors gali yra žurnalą, bet tiesiog neturėjo informacijos. Kažkokią nutrintą video kasetę, kuri vos groja. Ten, kur po to klasiokų susivedi, ten kažką pažiūrėti. O dabar, nu tiesiog ta galimybė tą informaciją gauti, bet vat, vaikui paaiškinti, kas tai yra, tai turbūt, vat, nu vėl... Anksčiau nereikia, bet sako, kai jisai užduoda klausimą, reiškia, tai atėjo laikas jam. Pirmoji klasė, o dieve, mano. Aš atsimenu, tik gimė. Gimimas! Dukra! Ir aš taip, dukra! Fata, o dieve, dukra. Ką su to reikės daryti kažkada ten? Būt karalium. Ir mėgautis princesės meilę. Tai... Oi, kaip tau pasisekė mano meilė. Nu, mums reikės berniukų, reiškia, aš irgi noriu būti karalienė. Nu, tai to ir palinkėsiu tų gandrų, kad praskristų pro jūsų namus ne vieną, ne du, nu, kiek tik norėsit, ne kartu, ir kad tie namai būtų šalia autostrados. Paleidom šiandien į orą, o žinai, kaip ten būna su tom svajonėm. Garsiai paleisto, sako, dažniau ir pildas. Tai ačiū labai, kad atvykot, pabuvot. Pasikviesim jūs, kai jau turėsit pirmų kitų iššūkius su vaiku darželį ar mokyklą ir pasipasakot, ar viskas tai buvo, kaip svajojot ir kaip atrodė. Ir ar pirmoje klasėje gavo tokių kompromituojančių klausimų, kaip aš, žinai? O dieve, apsaugok. Viskas gerai, viskas gerai. Turi daug meilės, meilę dalinsite su vaiku, meilė auks, viskas bus gerai, aš manau. Nu, o kas nebus, viską įspręsit, viskas įspręsit. Internetas, ne? Tai, rasit internete. O jeigu jūs mūsų atradot internete, tai irgi labai smagu, žiūrėkit. Jeigu norit, parašykit komentarą, pasubscribinkit ir susimatysim jau kitą savaitę. Iki. Mažasis nėra didelis. Daugiau aptaklap.lt